advokatės jau buvo raštas atsiųstas, kad jie nori, kad mes jiem kompensuotume jiem patirtą žalą, apskaičiuotą ten kažkokį keistų metodų 3000 eurų. Nu, mes tada surašėm tą raštą, kad mes tų medžių tiesiog nepavogėm iš miško, jie yra. Tas toks nuostolis, jis yra natūralus kirtimo metu. Tai mes surašėm tą raštą, kad su mielu noru sutinkam atlyginti jums žalą, iškirsdami tuos medžius, juos realizuodami ir jums sumokėdami pinigus. Ties tuo ir baigęs mūsų kontaktas. Jam tiesiog reikėjo pinigų sumos. Realiai beprecedentis atvejis, pirmą kartą mano, kur reikalauja žmogus tiesiog užsispyręs pinigų iš manęs kaip miško pirkėjo, ta tikrai intencija, kad jisai nori pasidaryti šaibą, kur tikrai to nuostolio nebuvo. Ar gali būti žinomumo kaina? Jo.